Na tai sveikinu su pergalė, pagaliau ilgai laukta pergalė ir 2 taškai. Galbūt galėtum apibūdinti varžybas visas bendrai, koks būtų bendras komentaras? Manau, tikrai sunkios varžybos buvo, bet progų daug susikūrėm, galbūt pirmais kėliniais neišnaudojom tų progų, paskui pasivijom ir galiausiai laimėjom varžybas, tai ir yra svarbiausia. O dėl būtent tų neišnaudotų progų, tikrai, kaip ir minėjai, nemažai momentų susikūrė, tikrai gerų momentų išėjimų vienas prieš vartininką, tačiau būtent pats tų išnaudojimas nepavyko. Ar manai, kad čia tokio jaudulio, ar kažkokio streso pasiekmė, ar jų vartininkas tiesiog gerai žaidė? Aš manau, tikrai vartininkas jų gerai žaidė, tačiau ir mes grįžę po švenčių, kai kurie dar nepilnai atsigavę, nepilnos formos, tačiau tikimės, kad kuo toliau, to progos geriau sukris. Ir būtent apie lemiamą įvartį, kurį įmušei, gal galėtum apibūdinti, kas buvo tavo galvoje tada, ar viskas tiesiog taip greitai vyko ir kaip čia gavosi? Gavau gerą pasą, išnaudojau, atlikau metimą, džiaugiuosi, kad gavom 2 taškus, judam į priekį, savaitgalį laukiu varžybas. Ir apie savaitgalio varžybas, 2 varžybos prieš Rygos ledo riturio mokyklą, prieš kurios dar šį sezoną nežaidėte ir kurie tikėtina bus jūsų esminiai varžovai dėl patekimo į atkrintamąsias. Tai nežinau, koks pasiruošimas bus, ko galima tikėtis ir manot, ar tęsite ten pergalių seriją? Aš manau, tikrai tikimės ir mūsų toks tikslas yra laimėti varžybas visas prieš Rygą ir stengsimės tai įvykdyti kuo geriau. Ačiū. Ačiū Jums.